Vėl naujas pavasaris, o rūpesčiai seni kaip pasaulis. Kai kurios apklausos rodo, kad vidutiniškai net 31 metus per gyvenimą moterys laikosi dietos. Beveik pusė dažniausiai pradeda tai daryti kovą, kad vasarą pasitiktų akivaizdžiai sulieknėjusios. Stebuklingoji kefyro dieta, obuolių, kruopų ar baltymų, dar būna pagal kraujo grupes ir zodiako ženklus. Visiems lieknėjimo receptams išvardyti tektų prirašyti tomus. Liūdnoms pasiekmėms irgi. Didžiausia klaida yra noras netekti kūno masės daug per trumpą laiką. Daug tai jau yra tuomet, kai per mėnesį netenkama daugiau kaip 4 kg. Tai yra savaitė 1 kg netekimas, tai yra sveiki liesėjimo tempai. Jeigu kalorijų kiekis racione sumažėja mažiau negu 800 kalorijų, organizmas badauja. Tiesiog ateis momentas, kai maisto padaugės ir nors jo padaugės saikingai, bet kūnas bus pasiruošęs ir norės ruoštis jau sekančiam būsimam tokiam badavimui. Ir tai reikia suvalgyti netgi nedaugiau negu prieš tai, nors tiek pat, kiek prieš tai, o kūno masė padidės, atgaus tą, ką neteko, plus dar tiek pat. Visų pirma, valgymo režimas. Taip turėtų būti, kad dienotvarkė, joje yra ir valgymo laikas. Nėra reikalo valgyti kiekvieną dieną konkrečią valandą. Tiesiog reikia žinoti, kad negalime valgyti 1 ar 2 kartus dienoje. Turėtų būti valgymų bent jau 4 dienoj. Žinoma, 3 tai yra mažiausias skaičius. Kita svarbi taisyklė – valgyti reikia pagarbiai. Tai reiškia, kad kai aš valgau, aš turiu ir valgyti. Nieko tuo metu neveikti. Valgymas tuo metu, kai dirbu kompiuteriu, kai žiūriu televizorių arba užkandžiauju skaitydamas, tai yra tiesiog paties valgymo proceso negerbimas, o tuo pačiu ir savęs. Lieknėti gali padėti ir saugios laiko patikrintos pagalbinės priemonės. Lietuviška žolelių arbata Gracia sistema natūrali be jokių papildomų priedų. Veikia švelniai ir svarbiausia – saugiai, skirtingai nei kai kurie cheminiai preparatai. Bendrovės Akorus vaistažolės farmacininkai žoleles suderino efektyviausiomis dozėmis. Puhe arbata mažina cholesterolio kiekį kraujyje, tonizuoja medžiagų apykaitą kepenyse, padeda virškinti riebų maistą, šalina šlakus. Saldžiųjų pankolių vaisiai ir varnalėšų šaknis puikiai reguliuoja virškinimą, tonizuoja bendrą organizmo sistemą. O štai šeivamedžių žiedai skatina šlapimo ir prakaito išsiskyrimą. Liucernos žolės dar ir valo vidurius, be to reguliuoja cukrų ir cholesterolį, praturtina organizmą vitaminais ir mineralais. Naudingų savybių turi ir margainių vaisiai, saugo ir valo kepenis, padeda atsinaujinti kepenų ląstelėms. O štai kiaulpienių šaknys nuo seno žinomos kaip puikiai medžiagų apykaitą gerinanti, tulžį ir šlapimą varanti priemonė. Žaliosios arbatos privalumų visų ir neišvardysi. Spartina riebalų apykaitą, turi daug B grupės ir C vitaminų, mikroelementų, stiprina imunitetą, reguliuoja medžiagų apykaitą, besilaikantiems dietos tiesiog ideali vaistažolė. Arbata Gracia sistema pagaminta Lietuvoje, tik iš natūralių žaliavų ir yra kruopščiai patikrintos aukštos kokybės. Gracia sistema tinka visiems, norintiems lieknėti ne tik efektyviai, bet ir sveikai.